šiandien mums iš tiesų iškilmingas momentas. Todėl labai prašyčiau mūsų puikiųjų orkestrantų pasitikti abiturientus. Šventę norėčiau pradėti Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Ir kreipiuosi į jūs. Užaugo tavo pirmas žingsnis. Lyg medžių didelis užaugo. Iš lapų, iš sparnų, iš rankų. Toli nueisi paskui vėją. Daug paukščių akimis pakelsi. Basta žolelė, kur tu bėgi. Gražus vis bėgantis gyventi. Kaip žiedą, džiaugsmą, viltį. Gyvenimą kaip vyšnios šaką. Palinksiu jums. Gal nenulūš? Ir dar vieną posmą, mažutį. Palinkėjimus. Gerųjų žodžių kryptimi praplėsk pasaulį, padaryk jį vienu gyvenimu gilesnį. Aš labai tikiuosi, kad jūs tokie ir esate, kurie gebėsite padaryti gyvenimą gilesnį. Jūs išskirtiniai. Jūs 69 laida. Jūsų 54. Atrodytų gimnazijai kasmet išleistuvės, bet kasmet jos kitos, nes jūs kiti. Jūs visiškai netokie, kurie buvo pernai ir kurie ateis. Jūs kiti. Ir aš jau norėčiau visus vardais vadinti ir sakyti, ačiū, kad buvote, ačiū, kad mūsų gimnazijoje mokėtės, kad mus daug ko išmokinote. Be abejo, jūs turėjote labai daug pažymėjimų ir pradinės mokyklos, ir pirmos ir antros pakopos pagrindinės mokyklos, bet šiandien atestatai kiti. Tai jums sėkmės bilietas į jūsų aukštąsias mokyklas, kolegijas, profesinės mokyklas, bet svarbiausia, gerą ir dorą gyvenimą. Ir todėl nebereikalo šiandien pas mus svečiuojasi ir taip pagerbiamas Rietavo meras Antanas Černeckis. Ačiū jums. Be abejo, gimnazijos administracija, mokytojai ir be abejo jūsų šauniosios auklėtojos Vilma Pociuvienė ir Julita Rimeikienė. Ar atsimenate, kad buvo tokia diena gegužės 25? Ar atsimenate? O jei, kada tas buvo? Ar buvo išvis? Paskutinis skambutis. O prisimenat, kiek linkėjimų, egzaminų sesijoje, atrasti save, parodyti geriausius rezultatus. Prisimenat? O kaip mums sekėsi? Mes dabar paklausime mūsų gimnazijos laikinai einančią direktorę Nijolę Pocienę. Taigi, kaip pavaduotojai jau minėjo, mokslo metu šiemet pas mus baigė 54 abiturientai.
Kad gautų brandos atestatą, mokinys privalo išlaikyti 2 brandos egzaminus. Privaloma lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir dar vieną pasirinktą egzaminą. Egzaminų sesija prasidėjo anglų kalbos valstybinių brandos egzaminų. Jį laikė 40 abiturientų. Labiausiai pasisekė Martai Jasaitei, kuris surinko 95 balus. Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 35 mūsų abiturientai ir 3 eksternai. Geriausiai egzaminą išlaikė Marta Jasaitei 97 balai, Ieva Lingytė 95 balai ir Emilija Globytė 89 balai. Biologijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 30 mokinių, neišlaikiusių nėra, tai yra visiems jis buvo sėkmingas, o aukščiausiai vertinimai Martai Jasaitei 96 balai, Ievai Lingytei 89 balai ir Emilijai Globytei 88 balai. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 38 mokiniai. Tokie buvo jūsų rezultatai, jie užfiksuoti ir greitai jūs gausite juos brandos atestatuose. Einšteinas yra pasakęs, mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais. Nuoširdžiai jums linkiu tolimesnėme gyvenimo kelyje pasiekti kuo daugiau laimėjimų, kuo lengviau išspręsti iškilusius sunkumus, siekti užsibrėžtų tikslų ir sėkmingai juos įgyvendinti. Sėkmės jums! Dabar labai noriu pakviesti ir kviečiu savivaldybės merą Antaną Černeckį. Labas vakaras, mėly abiturientai, mėly tėveliai, mokytojai, svečiai. Visada šiek tiek yra trapu ir šiek tiek visą laiką kutena paširdžius, kai ateini sveikint jaunus žmonės, jaunus žengiančius į gyvenimą. Jūs jau turite rankose, praktiškai turite dokumentą į ateitį, jūs esate suaugę, subrendę, jūs esate atsakingi, galintys, gražūs, atviri, šviesus ir visa, kas geriausia yra sudėta į jūsų metus, į jūsų amžių, tokių metų, prisiminkit, geresnių jau ir nebus. Gal įgysit išminties, rimtumo, solidumo, bet tokie gražus, tokie trapus jau nebus. Aš linkiu jums gyvenime pasiekti to, ko norite, bet niekada nenusimint, niekada nepulti nevilti, jeigu kažkas nepasiseks. Jeigu nepasiseks pirmas, antras bandymas, žmogaus gyvenime yra visas gyvenimas ieškojimo. Ir jeigu prisimenat apie rašytoją Žemaitę, tikrai žinot šitai, kada pradėjo rašyti. Taigi gyvenimą galima keisti bet kada. Svarbiausia šiuo metu, šiuo laiku, šiuo neramiu laiku tokiu, ta prasme, kad didelis judėjimas, didelis pasirinkimas nepaklyst pasaulį. Visada prisimint, kad esate gimę Rietave, užaugę Rietave, kad čia jūsų šaknis, kad čia jūsų visada laukia, kad čia jūs esate savi. Mėlyji tėveliai, ačiū jums, kad užauginot gražius sūnus, gražias dukras, tvirtus žmonės. Ačiū jums už rūpestį, linkiu jums dabar didelės kantrybės ir nugalėtą nerimą,
kai vaikai išeis iš namų. Sulaukti jų dažniau. Taigi jums stiprybės, mėly mokytojai. Ačiū jums už atsidavimą, už didžiulį darbą, už didžiulę meilę tiems vaikams, tiems gražiems vaikams, kurie sėdi ir laukia šiandien to išganingo dokumento. Ačiū jums, linkiu jums sveikatos, stiprybės, kantrybės, dirbant, auklėjant, mokant, na ir visais būdais stengiantis pridėti ranką širdį prie to, kad tie mūsų vaikeliai būtų geri savo, geri artimiems ir geri visiems. Taigi, noriu padėkoti šitą gėlių plokštę visiems mokytojams, visam kolektyvui. Ačiū ir visokeriopos sėkmės. Atėjo iškilmingiausias vakaro momentas. Jums bus įteikti brandos atestatai. Kviečiame pirmos klasės mokinukus Emiliją Pociūtę ir Jokūbą Raudonių atnešti atestatus. O dabar kviečiame pradėti atestatų įteikimo ceremoniją. Didžiausias dėmesys geriausiai besimokiusiai ir puikiausiai egzaminus išlaikiusiai Martai Jasaitei. Jos metinių pažymių vidurkis 10. O Jasaitė labai gerai, puikiai. Taigi, šalia Martos norėtume matyti ir jos tėvelius. Labai kviečiame ir jūs abu į sceną. Labai gražiai jaudinanti akimirka. O dabar labai kviečiu sveikinimo žodį tarti kraštiečių, Rietavo kraštiečių klubo nariui Antanui Černickui. Didelė garbė ir pareigojimas Rietavo kraštiečių vardu šitą voką atidaryti ir įteikti premiją. Taigi, šitą simbolinį tokį raštą ir dovanoju Martai Jasaitei už puikius 2016-2017 mokslo metų rezultatus ir geriausiai Rietavo savivaldybėje išlaikytus valstybinius egzaminus. Skiriama 300 eurų vienkartinė stipendija. Didžiulė garbė šalia savo dukros stovėti tėveliams. O man atrodo, kad mums didžiulė garbė visiems matyti šitoje scenoje gražią šeimą. Ačiū Jums, kad Jūs sugebėjote įskiepyti dukrai, užauginti tokią šaunę puikią. Ir ačiū ir gėlelės mamai ir tėvui. Na ir žinoma, tas ilgai lauktas brandos atestatas, iki kurios su pagyrimu pritrūko tik 3 baliukų. Paplokim dar kartą. O dabar pradėsime bendrą atestatų įteikimo ceremoniją. Kviečiu į talką 4 klasės auklėtoją Vilmą Pociuvienę. Brazaitė Skaistė. Būta Žygimantas. Eimantė Burneikaitė. Beatričė Drulytė.
Neringa Gedmintaitė. Vitas Lakauskas. Emilija Globytė. Aldas Grigutis. Simona Jedemkutė. Mindaugas Jovaišas. Liuda Jurinaitė. Ugnė Jušėnaitė. Kornelija Pauliutė. Gaudrė Kiaulatytė. Emilija Kleivaitė. Greta Nereikaitė. Ieva Linkytė. Gabrielė Mažeikaitė. Deividas Meižys. Gabrielė Mikutytė. Arnas Monstavičius. Laurynas Pavijonas. Eglė Paulauskaitė. Justas Rimkus. Aistė Ribauskaitė. Auksė Simonavičiūtė. Evelina Stoncelytė. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos padėka 4 A klasės vadoviai Vilmai Pociuvieniai už puikų ir nuoširdų darbą ugdant jaunąją kartą.
Elijošiūtė Laura. Roberta Baranauskaitė. Aistė Paukštutė. Viktorija Buitytė. Gabija Jonušaitė. Virginija Jonušaitė. Viktorija Kivelytė. Jolanta Kučinskytė. Jurgita Lukauskaitė. Inesa Martenytė. Indrė Mickevičiūtė. Karolina Babaišaitė. Vilius Martynas. Justina Kleštytė. Gerda Budžiulytė. Aušrinė Sausarytė. Samanta Žemlaitė. Justas Vaičkauskas. Laura Vaikutė. Dainius Vanagas.